Nu ką, turime parodyti jums butą iš antrų rankų pirkti. Savininkas parduoda. Tai čia yra Cezar Resortas, Jenį įskėlė Šiaurės Kipras. Daugiau papasakos pats žmogus. Einame. Einame žiūrėti. Žiūrėkit. Čia va turim svetainę. Kartu su virtuvė. Integruoti yra kai kurie baldai, virtuvės, miegamųjų spintos, buitinė technika, tai reikia nusipirkti. Čia tik naujai pastatytas, ar ne? Taip, tai čia lietuviškai skaičiuojant, pats butas yra 60 kvadratų, per vidurį Sanmazgas ir 2 miegamieji, po 15 maždaug kvadratų. Sanmazgas per vidurį 2 miegamieji, po 15. Didelis balkonas, į kurį galima išeiti, tiek iš svetainės, tiek iš miegamųjų. Dabar čia vyksta visur statybos. Pažiūrėkit, balkonas didelis. Čia bus baseinai vidury, viskas, kavinės, restoranai. Standartinis Cezario projektas, tai taip per vidurį čia bus baseinai, restoranai, visokios žaidimo aikštelės. Galėsim parodyti tiesiog, kur jau yra gatavi projektai, tai jie bus beveik 1:1 su šito. Turėtų baigti iki gegužės mėnesio viską. Supratau. Čia dar yra užsukimas. Einam, parodysim, kas čia per užsukimas. Už balkono va, yra kampo dar toks užėjimas, va. Susidėjo daiktam. Taip, čia toks kaip mini. Čia vakarinė pusė yra, saulėlydžiai turėtų matytis. Balkonas eina per abudu kambarius. Kiek čia kvadratų? Visumoje paėmus, nes čia kvadratūra kaip ir biškai kitaip yra skaičiuojama, mano sieno vidurio, bet aš sakau lietuviškai, tai pats butas yra 60 kvadratų, plus 15 kvadratų yra... Balkonas. 60 kvadratų plus 15 balkonas. Aišku. Aišku, labai turbūt domina ir kaina, kaip galima ten derintis, kokios sąlygos. Taip, paprastai tai dabar yra sutartis su vystytoju, tai tiesiog perrišimo sutarties yra mokestis vystytojo 5000 prie mano kainos. Ir visi ten valstybiniai mokesčiai paskui jau pabaiga. O tai kiek reikia žmogui turėti pinigų, kad galima būtų įpirkti šitą butą? Nu, grubiai, čia kainos yra svaras, tai dabar reikėtų skaičiuotis, pridėkim ten grubiai, sakysim, pilnai, jeigu titulas yra 12%, tas PVM'as yra 5%, registras 0,5%, tai yra 17,5%, tai prie 100 000 pridėjus, tai grubiai, sakysim, 117 000 svarų. Yra jau kai kurie baldai nupirkti, tai tie baldai jau būtų dovanuoti. Niekama jau valstant stalai, kėdė, sakysim, dėdė vėlgi kažkur apie 4000. Supratau. Kiekvienas, daugelis pirkėjų, tai tokį turi nebylų klausimą, o kodėl parduoda? Todėl, kad dabar mes gyvename su šeima nuomojamame bute ir turime tokių projektuose paimtų atskirų mažesnių, tai dabar šitą ir kitą dar mes parduodame, kad galėtume nusipirkti didesnį. Supratau, aišku tada. Ne kažkoks pirikupas čia pardavinėja, kur uždarbiauja tenais. Žmonės labai nemėgsta, kai ant jų kažkas uždirbti bando, tai dėl to klausiu. Lietuvoje ypač. Aišku. Dar praeinam kambarius, miegamieji 2. Langas, ne? Langas, jo. Čia kalnai pro langą matosi toli ir kitas balkonas ten. Yra kai kurie baldai integruoti. Jo, kai kurie integruoti. Santechnika yra jau. Santechnika eina visą laiką, nes būtų ir boileris, ir taip toliau. Dušas. Ir iš kito miegamojo yra įėjimas į balkoną. Tai va. Cezar Resortas, kuris yra jau gatavas, tai va ten va toliau sekantis irgi yra va toks kaip kvartalas padarytas, jau viskas veikia vidury. O šį čia dar bus keli metai ir bus viskas išpildyta iki galo su restoranais, baseinais ir visko kitu. Na, ten tolumai matosi tas mūsų Grand Šafyras. Safyras, jo. Tai čia visai netoli. Ten kazino yra. Taip, čia viską. Aplinkui čia bus daug infrastruktūros. Jo. Tai jeigu norite atvažiuoti į Kiprą, pasižiūrėti, tartis su savininku tiesiogiai,
Tai rašykit man į Telegramą arba WhatsAppą ir suvesiu, vienu žodžiu, atsiųsiu kontaktą, susitarsit, kada skrisit, kada ką pasižiūrėsit ir darysitės tą perrašymą, jeigu jums patinka. O jeigu nepatiks, tai gal kokį kitą objektą rasim. Tai va, iki.